Sveiki! Šitoje paskaitoje pakalbėsime apie geriatrinės reabilitacijos principus. Visi žinome, kad reabilitacija tai yra tokia medicinos sritis, kuri pacientams po ligų, po traumų, patyrusiems įvairius sveikatos sutrikimus, stengiamasi sugrąžinti jų darbingumą, stengiamasi atkurti tą funkcinį lygį, kurį bent jau tas reabilituojamas žmogus ar sergantis žmogus turėjo iki susirgimo. Ta prasme, reabilituojant asmenį stengiamasi sugrąžinti jo funkcijas iki įmanomo jam aukščiausio lygio. Tai šiek tiek pakalbėsim apie tai, kokių ypatumų reabilitacija turi, reabilituojant senyvo amžiaus žmones. Dar kartą priminsiu, kokios būna svarbiausios senyvo amžiaus žmonių sveikatos arba savijautos problemos. Ko gero, pati svarbiausia problema ir pati dažniausia senyvo amžiaus ir senų žmonių problema tai yra judėjimo ir eisenos sutrikimai. Tai nėra visiškai vienareikšmė būklė ar vienareikšmis toks paprastas sutrikimas, jis labai daug priklauso nuo kitų, ne vien tik tai atramos judėjimo aparato sistemos pokyčių, bet ir nuo daugelio kitų, kurie ir čia žemiau išvardinti ir yra labai žmogaus organizme susiję. Pablogėjęs regėjimas yra atskira senyvo amžiaus žmonių problema, bet gali turėti, aišku, įtakos ir judėjimo sutrikimams. Sutrikusi dažniausiai sumažėjusi, pablogėjusi klausa, atminties, orientacijos sutrikimai, ką mes vadiname pažinimo funkcijų arba kognityvinių funkcijų sutrikimais. Dažnai senyvo amžiaus žmonės skundžiasi galvos svaigimais, pusiausvyros sutrikimais. Jiem dažniau negu vidutinio ar jauno amžiaus žmonėms įvyksta arba atsitinka griuvimai. Pablogėjęs apetitas ir nepakankama mityba bei svorio sumažėjimas yra dažni simptomai, kuriais skundžiasi vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonės. Vidurių užkietėjimas arba išmatų nelaikymas, šlapimo nelaikymas, skausmas, daugelio didelio skaičiaus vaistų vartojimas. Tai yra geriatrų, gydytojų geriatrų, ko gero, dažniausiai išgirstami nusiskundimai arba simptomai, arba, kaip aš čia pavadinau, sveikatos problemos. Šias problemas labai taikliai ir jau gana seniai gražiai sugrupavo ir kaip ir suklasifikavo, sudėjo į 4 paprastus tik tai punktus ir pavadino juos didžiaisiais arba milžiniškais I, anglų kalba tai I ir jie tarėsi giant I, ir kaip tai suvedė tos visus senyvo amžiaus žmonių sveikatos sutrikimus į tokius 4 punktus. Čia parašiau juos specialiai angliškai, nes taip yra originalas ir taip labiau matosi, kodėl tai yra būtent didžioji I raidė. Tai pirmiausia, mobilumo sutrikimai, nejudrumas, arba negalėjimas judėti, arba per mažas fizinis aktyvumas, daug labai telpa po šituo terminu arba pavadinimu. Instability, tai pusiausvyros sutrikimai. Dėl daugelio priežasčių, bet tai yra labai dažnas ir labai paplitęs sutrikimas
žmogaus funkcijos ir savijautos sutrikimas. Inkontinence tai nelaikymai, šlapimo, išmatų nelaikymai, čia irgi apibūdinti, apibendrinti ir sugrupuoti į vieną vietą. Ir impaired intellect arba atmintis, kitą kartą būna parašyta intellectual impairment, reiškia, tai yra protinės veiklos arba protinės funkcijos sutrikimai. Tai štai šitaip į šituos keturis punktus tikrai telpa labai daug senyvo amžiaus žmonių sveikatos bėdų ir problemų. Benaršant ir internete ir beskaitant kitų mokslininkų arba pranešėjų pranešimus, jūs galėsite surasti, kad šitų į raidę prasidedančių žodžių ir sutrikimų sąrašas kai kurių autorių labai išplečiamas. Jų galima vieni jų priskaičiuoja 7, kiti 9, kiti 20 kelis. Anglų kalboje tai yra nesunku pridėti žodį impaired prieš kažkokį tai žmogaus, prieš kažkokią tai funkciją ir jau tai gali pavadinti irgi didžiuoju I. Bet originalas ir originalus yra toks išvardinimas ir pirmasis autorius yra garsus gydytojas geriatras Bernardas Izaaksas. Čia iš įvairių šaltinių surankiota ir maždaug pavaizduota, su kokiom problemom dažniausiai susiduria mūsų senyvo amžiaus žmonės Lietuvoje, tie, kurie jau yra sulaukę 75 metų. Kaip esu minėjusi, iki maždaug 72, 74 ar 5 metų žmonės mažai turi dar sveikatos problemų, jie jaučiasi ir darbingi, ir sveiki, aišku, evoliuciniai pokyčiai po truputį vystosi, gali turėti žmogus vienokių ar kitokių sutrikimų, bet štai dauguma pusė tų, kuriem jau yra sukakę 75 metai, jie turi vaikščiojimo arba judėjimo, mobilumo ir ypač lipimo laiptais problemų, sunkumų. Trečdalis žmonių jau prastai apsitarnauja, reiškia, jų savarankiškumas, kasdienė veikla yra sutrikusi. Ketvirtadaliui maždaug žmonių pablogėjusi rega. Šeštadalis žmonių nusiskundžia šlapimo nelaikymu ir maždaug dešimtadalis turi intelektualinių funkcijų arba protinės veiklos funkcijų sutrikimų. Taip, kad gydytojams yra ką veikti ir reabilituojant žmonės susiduriama su šitom problemomis ir stengiamasi atkurti kiek įmanoma labiau, sugrąžinti žmonėm prarastas funkcijas. Kiek tai yra pasiekiama? Štai dažniausios patologijos, dėl kurių pacientai patenka pas reabilitologus. Nesakysiu, kad tik pas gydytojus reabilitologus, bet apskritai pas medicininės reabilitacijos specialistus. Tai pirmiausia, vėl pirmoje vietoje yra judėjimo funkcijos sutrikimus ribojančios būklės, įvairios operacijos, traumos ir įvairios ligos, kurios sąlygoja ilgalaikę imobilizaciją ir dėl to labai smarkiai sutrinka paskui žmogaus judrumas. Kiekviena diena praleista nejudant, praleista lovoje arba besėdint, ženkliai sumažina judėjimo funkcijas. Labiausiai tai stebima senatvė ir labiausiai pasireiškia jau senyvame amžiuje. Aišku, galvos smegenų infarktas, Parkinsono liga ir sąnarių lygos, juosmens kryžmens srities skausmai, kaklo skausmai, įvairūs lūžiai,
patys sunkiausi yra šlaunikaulio lūžiai, dažnai pasitaiko senyvo amžiaus žmonėms, maždaug trečdalis žmonių, kurie yra sulaukę 65 metų, pargriūva bent vieną kartą per metus. Ne visi tie griuvimai baigėsi lūžiais ir ypač šlaunikaulio lūžiais, bet beveik visi šlaunikaulio lūžiai atsitinka dėl pargriuvimo. Dirbtiniai sąnariai, tai čia turime omeny, kad būklės po sąnarių pakeitimo operacijų, ypač klubų ir kelių sąnarių, periferinių kraujagyslių ligos, amputacijos, kardiovaskulinės ligos, lėtinės plaučių ligos. Tikrai nėra nė viena liga išimtis patekti į reabilitaciją galima po bet kurios ligos, kuri sutrikdo žmogaus funkcijas, o į reabilitaciją nukreipti žmogų indikacijos, tai ir turi būti tokios biopsichosocialinių funkcijų sutrikimas arba praradimas. Žmogus yra tokia daugialypė būtybė, tai nėra tik tai fizinio kūno bėdos arba ligos, bet sutrinka ir viso žmogaus veikla. Reabilitacijoje labai panašiai, kaip ir geriatrijoje, į žmogų žiūrima kompleksiškai, visapusiškai arba holistiškai. Ir tenka juos reabilituoti. Štai šalia tų aukščiau išvardintų problemų, kurios labiau susijusios su organizmo arba kūno pokyčiais ir ligomis, labai svarbios yra ir senyvo amžiaus žmonių psichosocialinės problemos. Jų tikrai atsiranda ir dėl involucinių pokyčių, tai yra dėl senėjimo, ir gali būti kaip ligos pasekmė. Ir kai kartu visą tai pasireiškia žmogui, tai tie simptomai vienas kitą sustiprina, kaip kombinuojasi ir kartais sunku atrinkti, kas svarbiau ir kas labiau. Tai vėlgi pablogėjusi atmintis ir orientacija, socialinė krizė arba asmeninė krizė, kai netenkama gyvenimo partnerio ar šeimos nario, vienatvė ir vienišumas, kas nėra sinonimai, galima būti ir gyventi vienam ir nesijausti vienišam, galima gyventi šeimoje ir jaustis vienišam, bet tai yra tikrai psichologinė, psichinė problema. Taip pat depresija ir liūdesys seniems žmonėms būdingi, bendravimo pokyčiai, socialinių santykių trūkumai, na ir be abejo skurdas, neigiamas visuomenės požiūris ir labai svarbu žmogaus savarankiškumo praradimas dėl įvairių ir organinių, ir psichinių, ir socialinių sutrikimų arba pokyčių, kurie senyvame amžiuje dubliuojasi, kombinuojasi dėl to, kad jau daug kartų minėta, kad senyvo amžiaus žmonės dažniausiai turi keletą lėtinių ligų, serga keletų ligų ir bet kuri iš jų gali paūmėti, būklė gali pablogėti, nuo to pablogėja ir viso organizmo, apskritai žmogaus savijauta ir net kitų organų irgi patologiniai simptomai ar jutimai sustiprėja, kaip ir senyvo amžiaus žmogui sergančiam daugeliu ligų, vienos ligos paūmėjimas sukelia viso organizmo savijautos pablogėjimą. Ir tai labai dažnai vėlgi, kaip
įgauna tokį, arba duoda tokį rezultatą, kad sumažėja žmogaus mobilumas. Mobilumo sumažėjimas, fizinio aktyvumo sumažėjimas yra kaip rykštė senyvo amžiaus žmonėms. Tai yra ir ligų pasekmė, ir tolesnio blogėjimo, ir fizinio pajėgumo, ir savarankiškumo mažėjimo priežastis. Taigi senyvo amžiaus žmonių funkcija yra labai svarbi ir tą funkcinę būklę norima ir stengiamasi palaikyti arba sutrikusią sugrąžinti į buvusį lygį arba pasiekti aukščiausią tam žmogui pagal jo biologinį amžių būdingą lygį. Ir senyvo amžiaus žmonių funkcinė būklė tokius turi aspektus pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, kuriais nagrinėjama senyvo amžiaus žmonių veikla. Tai yra kasdienė veikla, ką žmogus veikia kasdien, kaip jisai apsitarnauja, juda. Tai labai svarbi sritis, jinai labai dažnai sutrinka dėl ligų ar senatvinių sindromų, ar ligų pablogėjimo, ar traumų, ar panašiai. Antra yra psichinė sveikata, kuri labai į ją turi būti atsižvelgta. Fizinė sveikata kaip po tokia, jau čia ne kasdienės veiklos ar funkcinės būklės tik tai momentas, bet fizinė sveikata, jinai savo daugeliu aspektų paliečia ir pablogina funkcinę būklę. O taip pat socialinė ir ekonominė būklė turi būti visada įvertinta, kai mes vertinam senyvo amžiaus žmonių funkcijas. Mes turim būtinai pasižiūrėti, kurios iš šitų funkcijų vykdomos ir kaip vykdomos, kiek jos sutrikę, o kuri galbūt ir nesutrikusi. Ir reabilituojant, o ir gydant senyvo amžiaus žmonės reikia, kad visi šitie aspektai būtų įvertinti. Dabar mes kalbam, aišku, kai kalbam apie reabilitaciją, daugiausia kalbam apie funkcinius sutrikimus ir jų sugrąžinimą, atkūrimą, atstatymą. Tai netgi žmogaus veikos irgi yra suskirstytos į tokius išdalintos į atskirus labai svarbius elementus. Pavyzdžiui, pirma tokia veika yra apsitarnavimas. Tai eiliniai paprasti veiksmai, kuriuos atlieka žmonės, kai jie sveiki, net nepastebėdami, kiek tai reikalauja, kad tai reikalauja visgi pastangų, nes pavalgyti, nusiprausti, apsirengti, pasinaudoti tualetu nėra lyg tai didelė bėda, bet kai šita funkcija, kai šita veika sutrinka, labai sutrinka žmogaus savijauta ir sumažėja savarankiškumas. Antrų punktų yra išskirta sfinkterių kontrolė. Tai labai irgi dažna senyvo amžiaus žmonių bėda ir gerokai sutrikdanti ir pabloginanti gyvenimo kokybę. Persikėlimas, kaip paprastai beskambėtų ir beatrodytų, kai kalbam apie sveiką nesergantį žmogų, jisai nesukelia kažkokių didelių minčių net apie tai, kaip žmogus tai atlieka. Atsikėlė iš lovos, persikėlė, atsisėdo į kėdę, nuėjo į tualetą, įlipa, išlipa į vonį, į dušą, prausėsi ir visą tai daro. Tai yra irgi viena iš pagrindinių veikų, kurias žmogus atlieka ir turi atlikti kasdien panašiai. Judėjimas. Tai yra šiek tiek kitas aspektas, kita veika negu
tik tai persikėlimas. Judėjimas tai yra jau vaikščiojimas aktyviau, galbūt už savo būsto ribų, laipiojimas laiptais ir vaikščiojimas ir gatve, ir nelygiais paviršiais, jau judėjimo funkcija šita yra svarbi ir jinai turima omeny, kai sudaromas reabilitacijos planas ir kai nustatomi funkciniai sutrikimai. Socialinė veikla, apie tai jau mes nemažai kalbėjom, kad tai yra labai svarbi sritis arba veika žmogaus. Kiekvienas žmogus, mes esam socialinės būtybės, mes esame bendruomenės nariai ir turime bendrauti ir bendraujam ir šitos veiklos, socialinių vaidmenų ir socialinės veiklos sutrikimai irgi vaidina nemažą vaidmenį žmogaus savijautoje, žmogaus funkcionavime. Bendravimas išskirta kaip atskira veika, nes jinai irgi kažkiek susijusi su socialiniais vaidmenimis ir su socialinė veikla, bet yra atskirta atskirų punktų. Reiškia, šitas visas veikas reabilitologai įvertina, kiek jos yra sutrikusios ir stengiasi šitas veikas atkurti, atstatyti. Kalbam visą laiką apie tai, kad stengiamasi geriatrijoje ir siekiant sveiko senėjimo išlaikyti žmogų kuo ilgiau savarankišką, kuo ilgiau, kad jisai galėtų gyventi pats nepriklausomai nuo kito asmens pagalbos. Ir štai tie savarankiškumo lygiai irgi yra suklasifikuoti, sugrupuoti ir jie reikalingi vertinant žmogaus veiklą, žmogaus funkcijų sutrikimus. Ir štai savarankiškumas yra klasifikuojamas nuo visiško savarankiškumo, kai žmogui jokių pagalbų nereikia, iki visiško priklausomumo nuo kitų žmonių ir nuo įrangos, nuo pagalbinių galbūt priemonių ir panašiai. Tarp šitų dviejų kraštutinių būklių arba savarankiškumo lygio, kaip matote, yra dar tokios pakopos, kad žmogus savarankiškas gali būti, jeigu naudoja pagalbinės priemonės tinkamas, jeigu aplinka pritaikyta tinkamai. Tolesnis etapas, jau žemesnis, mažesnis savarankiškumas yra, kai žmogui reikalinga priežiūra, ką jis beveiktų, jam reikia priežiūros. Ketvirtas pagal blogumą dar didesnis yra, kai reikalinga žmogui pagalba. Ir tas didžiausias nesavarankiškumas yra visiška priklausomybė nuo kitų žmonių. Ir vykdydami reabilitaciją, taikydami reabilitacijos priemonės, mes įvertinam šitas žmogaus veikas ir veiklas ir savarankiškumo lygį ir stengiamės jį koreguoti, pagerinti, sugrąžinti į tinkamą ir bent jau optimalią būklę, kad žmogus kuo ilgiau būtų kuo savarankiškesnis. Senyvo amžiaus žmonių savarankiškumą, aišku, mažina visos aukščiau mano išvardintos ligos, įvairių jo būklių pokyčiai, bet dar užakcentuojant, apibendrinant pasakysiu, kad pirmiausia tai yra involuciniai pokyčiai, vien dėl senatvės galima tapti vis mažiau ir mažiau savarankišku arba prarasti savarankiškumą. Aišku, prisidėjusios lėtinės ligos ir geriatriniai sindromai, be abejo kognityvinės funkcijos sutrikimai, tai yra suvokimo, mąstymo ir orientacijos aplinkoje pokyčiai, emociniai pokyčiai.
nepritaikyta aplinka, socialiniai visokie sutrikimai ir socialinės problemos. Ir labai svarbi atskira sritis, ją galima ir priskaičiuoti prie socialinių problemų ir socialinių sutrikimų, bet tas neigiamas artimųjų ir visuomenės požiūris į žmogų, į jo ligas, į jo galimybės, į jo perspektyvas, į jo norus ir troškimus, tas neigiamas požiūris labai slopina žmogaus siekius, žmogaus interesą keistis, gydytis ir siekti geresnių rezultatų ir gerinti gyvenimo kokybę. Taigi dar kartelį grįžtam prie geriatrijos tikslų. Mes žinom, kad geriatrija yra klinikinės medicinos sritis, kurios atstovai stengiasi padėti senstančiam žmogui palaikyti optimalią sveikatą pačiam tam geriausiam lygyje ir kad kiekvieno individo, kiekvieno žmogaus gyvenimas kuo mažiau būtų ribojamas tos negalios, ar tai fizinės, ar psichinės, ar socialinės. Ir geriatrinės reabilitacijos tikslas irgi visiškai panašus, tik tai prisideda tai, kad po įvairių ligų ar būklių paūmėjimų senstančiam žmogui stengiamasi sugrąžinti, atkurti ir palaikyti optimalią tą fizinę, funkcinę ir psichinę būklę. Siekti to aukščiausio galimo tam žmogui būdingo ir galimo pasiekti lygio. Taigi geriatrinės reabilitacijos uždaviniai būtų tokie: išvengti tų slaugos medicininių visokių problemų, tai žmogui padėti atkurti savo sveikatą ir pagerinti funkcinę būklę, ypatingai funkciją, ir kad kuo mažiau liktų poreikis, kad sumažėtų siekti medicininės pagalbos. Labai svarbus uždavinys yra pagerinti gyvenimo kokybę. Vėlgi siekiant to optimalaus savarankiškumo, kad žmogus galėtų būti savarankiškas, pradedant buitiniu lygiu, asmens higienoje ir apsitarnavime savo paties aplinkoje, savo paties būste. Taip pat siekiama optimalaus savarankiškumo socialinėme ir kultūrinėme gyvenime, kad žmogus galėtų vaidinti savo socialinį vaidmenį ir būti aktyvus visuomenės narys. Taip pat siekiama reabilituojant sureguliuoti, sugrąžinti, atkurti arba bent kompensuoti pažeistas biologinės funkcijas. Tiesiog tas visas veikas, kurias anksčiau minėjau, ir tokius paprastus pažeistus tokius elementus kaip mityba, miega, klausa, rega, judėjimą, mes visi žinom, kad yra ir sukurta, ir naudojam įvairias pagalbinės priemonės. Taip pat labai svarbu pritaikinti kompensacinės technikos priemonės ir aplinką. Kaip minėjau, nepritaikyta aplinka yra viena iš svarbių veiksnių, nuleminčių žmogaus funkcinės galimybės ir savarankiškumą. Reabilitacijos principai yra visiems vienodi ir vaikų amžiui, ir vidutiniam amžiui, reabilituodami tiek darbingą žmogų arba dirbantį žmogų ir norėdami jo darbingumą sugrąžinti, tiek senyvo amžiaus žmogų, kurio sutriko kažkokios organizmo ar socialinės funkcijos ar psichinės funkcijos. Visada reabilitacija turi būti pradedama žmogui tik susirgus.
tik atsiradus tam kažkokiam tai būklės pablogėjimui ar sutrikimui. Būtina supažindinti pacientą, reabilituojamą pacientą apie tai, kokios jam bus priemonės taikomos, kokiais metodais, ko siekiama. Visada stengiamasi įtraukti reabilituojamą žmogų į tą vadinamą reabilitacijos komandą, kad jis būtų aktyvus narys, aktyviai spręstų ir padėtų specialistams siekti tų pačių tikslų, jeigu jie sutampa, o turėtų visgi sutapti, jeigu pacientas nesuinteresuotas ir nesiekia, kad jis nori grįžti namo ir gyventi savarankiškai, pavyzdžiui, jam visiškai jį patenkintų būti globos namuose, tai atitinkamai tie reabilitacijos tikslai tada turi būti keičiami. Taigi reabilitacija individualizuojama, jinai nėra visiems vienoda, nėra taip, kad jeigu jau pavadinimas ligos ar būklės ar traumos vienoks, tai ir visa reabilitacija ir visa reabilitacijos programa bus pritaikyta vienodai įvairiems žmonėms. Kaip jau daug kartų pabrėžiau, kiekvienas žmogus yra individas, o ypatingai senyvo amžiaus žmonės, jie yra kiekvienas skirtingas. Reabilitacijos priemonės turi būti naudojamos kompleksiškai, tai yra daug taikomų priemonių turi būti naudojama ir jos turi būti suderintos ir protingai suderintos ir jų eiliškumas ir jų intensyvumas turi būti koordinuotai ir nepertraukiamai taikomos tos priemonės ir išlaikant grandžių tęstinumą. Reabilitacijos efektyvumas nuolatos vertinamas. Nėra taip, kad paskirtos kažkokios tai priemonės, taikoma reabilitacijos programa, nustatytas laikas ir jį užbaigus, ačiū, viso gero, viską atlikom, viską, ką galėjom padarėm. Reabilitacijos komanda vis nuolatos reguliariai susirenka ir aptaria, ko pavyko pasiekti, ko gal nepavyko, kuri priemonė yra tinkama, o kuri neefektyvi. Ir taip pat reabilitacija, jeigu yra galimybė, jau aš minėjau anksčiau, kad neizoliuojant paciento nuo kolektyvo, nuo jo šeimos nariai visą laiką įtraukiami ir kviečiami įsitraukti į tą reabilitacijos procesą, kad jie žinotų, kokios priemonės taikomos, irgi galėtų tam savo senyvo amžiaus žmogui, šeimos nariui paaiškinti ir jį paskatinti vykdyti gydytojų nurodymus. Geriatrinės reabilitacijos eiga taip ir vyksta pagal maždaug mano nusakytus principus. Aišku, turi būti žinoma diagnozė ir taikomas tinkamas gydymas tos ligos ar tos būklės ar traumos. Tada reabilitacijos komanda kompleksiškai visi įvertina pacientą, kiekvienas įvertina savo metodais, tų metodų yra daug ir reabilitacijos komandos nariai skirtingi ir jie įvertina visi tos srities pagal savo kompetenciją paciento būklę ir tada kartu susirinkę jau atskleidžia, kokiosgi yra problemos. Kokia yra pagrindinė problema, kokia funkcija sutrikusi labiausiai, kas trukdo žmogui gyventi pilnavertiškai ir savarankiškai, kas blogina jo gyvenimo kokybę, jo reiškia dalyvavimą visuomenės gyvenime. Tada komanda visi kartu nustato, kokios galėtų būti galimybės,
ką galėtų tas žmogus pasiekti su reabilitacijos komandos pagalba. Ir tada nustatomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Ir todėl, kad kartais žmogaus ta funkcinė būklė būna smarkiai, ženkliai sutrikusi ir pradžioj reabilitacijoj, pavyzdžiui, gali būti suformuluotas ar suformuotas, iškeltas tikslas, kad tas žmogus pats galėtų persikelti iš lovos ant kėdės, pats galėtų netgi pasėdėti, pats galėtų valgyti, vėliau, kad galėtų nueiti į tualetą. Ir bevykdant reabilitaciją toliau, bevykdant visą programą, jau pagal paciento būklę ir funkcijų tų, taip sakant, progresą nustatomi, kokie būtų tolimesni ilgalaikiai tikslai. Kartais tie tikslai gali ir tapti galbūt mažesniais. Būna ir tokių situacijų, kai pradžioj nusistatomas tikslas pasiekti žmogaus savarankiškumą, bet jo būklės pokyčiai eigoje ir reabilitacijos priemonių taikomų neefektyvumas priverčia tos tikslus sumažinti. Tai va tie komandos aptarimai vyksta, kad įvertinti reabilitacijos efektyvumą, apsitarti, kaip siekiama, kaip sekasi siekti tikslų, kokios priemonės yra tinkamos, kokios ne, ir tiesiog jos yra koreguojamos, keičiamos ir toliau siekiama jau vėl to bendro tikslo. Todėl, kad reabilitacija tai yra komandinis darbas. Visada ir reabilitacijos metu ir po jos tiek pacientui, tiek šeimai ir šeimos gydytojams pateikiamos tolesnės rekomendacijos, kaip žmogui toliau gyventi, kokias priemonės taikyti. Čia kaip pavyzdys gali būti ir fizinio aktyvumo lygio nustatymas, ką jis turėtų daryti ir kokias pagalbinės priemonės jam naudoti, kokias kompensacinę techniką jam naudoti, kaip jam pakeisti aplinką ir panašiai. Taigi reabilitacijos metodai pagrindiniai yra šalia to, kad taikomas medikamentinis gydymas, bet vienas iš pagrindinių metodų yra kineziterapija. Tai kineziterapija yra gydymas fiziniu aktyvumu, dažniausiai pratimais. Šalia to gali būti be abejo ir fizioterapija, kai taikomi fizikiniai veiksniai, aparatiniai arba neaparatiniai, tam tikrom būklėm gydyti. Antras svarbus metodas arba svarbi priemonė yra ergoterapija. Labai svarbu yra pagalbinės priemonės, kurios čia tik tai išvardintos apibendrintai, tai yra judėjimo pagalbinės priemonės tam, kad žmogus galėtų savarankiškai judėti arba lengviau judėti, nesukeldamas savo skausmo ir nepadidindamas to pažeidimo, kurį jau turi, arba nepaūmindamas ligos. Protezai, kompensacinė technika, visa tai yra irgi parenkama atitinkamų specialistų. Namų aplinkos pritaikymas jau buvo minėta, kaip tai yra svarbu pasiekti tinkamam arba siekiamam tam pageidaujamam funkciniam lygiui. Psichologinė reabilitacija labai svarbus momentas, todėl kad tenka mokyti žmogų gyventi su savo liga, su pasikeitusia fizinė arba funkcinė būklė, susidraugauti su ta liga
neneigti savo tų pokyčių, o išmokti juos kažkaip tai koreguoti, sumažinti tada savo siekius, savo troškimus ir savo gyvenimą galbūt. Socialinė reabilitacija reikalinga tam, kad tokiam žmogui, kuris po ligos galbūt lieka šiek tiek neįgalus arba, manykim, mažiau įgalus negu būdamas sveikas, jo socialinis vaidmuo keičiasi ir vėlgi reikalinga jam padėti pasirinkti tą vaidmenį, susitaikyti su pasikeitusiu vaidmeniu ir supažindinti su įvairiais įsakymais ir norminiais teisinės aktais, kurie reglamentuoja pagalbą tokių žmonių gyvenimą ir teises į pavyzdžiui, finansinę paramą ir panašiai. Asmens ir artimųjų mokymas yra labai svarbus reabilitacijos metodas. Asmuo tai turima omeny, čia tas reabilituojamasis asmuo, pacientas, sakykime. Čia skaidruolė tokia, atsiprašau, nepakaitaliotos spalvos, bet tai galbūt netrukdo įsisavinti tai, kas čia parašyta, kad ir kitoks stilius, bet išvardinta irgi pagrindinės socialinės adaptacijos kryptis, tai jau čia aš mėginau vardinti prie ankstesnės skaidruolės, tai irgi yra atskiri tokie punktai, kiekvieno aš atskirai neskaitysiu, galima perskaityti ir puikiai suprantama, kas parašyta, bet iš visokių tų veiklų labai kartais reikalinga išmokyti žmogų ir padėti jam prisitaikyti, gyventi vienam, mokyti gyventi esant mažesniems pajamoms, adaptuotis prie savo pasikeitusio vaidmens, jeigu žmogus tapo neįgalus, nedarbingas arba tiesiog išėjo į pensiją. Taigi reabilitacijos komandos tie metodai visiškai padiktuoja ir nusako, kasgi yra reabilitacijos komandos nariai. Tai pagal tuos metodus, kurie buvo išvardinti, ką mes taikom žmonėm reabilituojamiem, tai ir komandą sudaro fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, būtinai slaugytojas, kuris labai gerai pacientą pažįsta, dažnai su juo bendrauja ir mato jo, įvertina jo savijautą, nuotaikas, mato jo reakciją į taikomus metodus, jo, taip sakant, savijautą po kažkokių tai procedūrų ir slaugytojas labai gerai įvertina tą būklę ir gali kitiem komandos nariam objektyviai įvertinęs papasakoti ir padėti įvertinti efektyvumą. Dietistas įvertina paciento mitybą ir pasiūlo dietą, jeigu mityba turima omeny ir maitinimasis, ir vartojami produktai, ir paciento mityba kaip po tokia pagal kūno masę, ar žmogus yra per daug kūno masės turi, ir vadinama tai nutukimu, ar žmogus yra sulysęs ir gali tekti ieškoti priežasčių, dėl ko jisai praranda savo svorį, kūno masė jo mažėja, ar tai psichologinės priežastys, ar yra sutrikę virškinamojo trakto veikla sutrikusi, ar yra kokie nors psichologiniai ryškūs pokyčiai, kurie sutrikdo maitinimąsi, arba kognityvinės funkcijos, suvokimo funkcijos gali
gali sutrikti ir trukdyti žmogui tinkamai maitintis. Kineziterapeutas mes jau minėjom prie metodų, kokios jo yra funkcijos. Jisai vertina ir koreguoja žmogaus judrumą, raumenų jėgą, sąnarių judesių apimtį, galūnių judesių apimtį, eiseną, pusiausvyrą, ištvermę, ir jisai pritaiko ir parenka judėjimo pagalbinės priemonės bei kompensacinės technikos priemonės. Ergoterapeutas įvertina ir koreguoja apsitarnavimą bei kasdienę veiklą. Ir ergoterapeuto pareiga yra įvertinti paciento aplinką ir jos keitimo poreikius. Socialinis darbuotojas, psichologas yra dažniausiai būtini ir nuolatiniai tos reabilitacijos komandos nariai, o kiti specialistai, kaip kalbos ir klausos specialistai, ortopedai, psichiatrai, neurologai, visokių sričių specialistai gali būti pasitelkiami, pasikviečiami, kai pacientas turi atitinkamų tos srities problemų. Tai čia jau šiek tiek kartojasi, aš čia po reabilitacijos komandos įdėjau dar kartą skaidruolę, kokios yra priemonės, jos sutampa su tais metodais, kurie yra taikomi. Dar vienas iš labai svarbių tokių metodų arba priemonių yra sąnarių ir energijos tausojimas, kurių moko tiek kinezi, tiek ergoterapeutai. Taigi dar kartą pabrėšiu ergoterapijos svarbą ir tikslą, todėl kad dirbančiam žmogui ergoterapeuto tai pagrindinis tikslas yra sugrąžinti žmogui profesinį darbingumą, išsaugoti jį, o senyvo amžiaus žmonėms jau išsaugoti tą savarankiškumą, kartais tiesiog kasdienio gyvenimo galimybės, palengvinti tą gyvenimą, pritaikyti aplinką, parinkti pagalbinės priemonės tinkamas tam žmogui, parinkti jo elgesio, pradedant sėdėjimu, gulėjimu, valgio gaminimu, kiek yra visokių metodų palengvinančių šitas kasdienės mūsų veiklas. Kokie yra reabilitacijos privalumai? Tai yra po reabilitacijos siekiama ir dažnai pasiekiama to, kad pagerėja gyvenimo kokybė. Reabilituojant senyvo amžiaus žmonės labai svarbu ir siekiama, kad pailgėtų jo aktyvaus ir to aktyvaus savarankiško gyvenimo trukmė. Nes gyvenimas kartais senyvo žmogaus skirstomas į 2 etapus, kai jis yra savarankiškas, gyvena visiškai nepriklausomai, o senkant visom fiziniam ir psichiniam funkcijom jau ima gyventi su kažkuo tai, su kito žmogaus ar kitų žmonių ar institucijų pagalba. Tai pratęsti, pailginti šitą etapą, siekti, kad tas sveikas ar aktyvus senatvės etapas būtų kuo ilgesnis, yra labai svarbus tikslas ir labai geras ir džiuginantis visus rezultatas. Tinkamai pritaikius reabilitacijos priemonės, palengvinus žmogaus tą savijautą ir jo simptomus, pagerinus funkcinę jo būklę ir funkcinės galimybės, mažiau kreipiamasi visgi po to į medikus ir ypač sumažėja tos
skubiosios medicinos pagalbos resursai, nes jeigu žmogus išmokomas gyventi tinkamai išnaudodamas savo funkcinės galimybės ir laiku pastebėti būklės pablogėjimus, o pasinaudodamas patarimais ir rekomendacijomis ilgiau išlaiko sveikatą, tai atitinkamai suprantam, kad sumažėja tų bereikalingų hospitalizacijų skaičius, bereikalingų kreipimųsi į gydytojus skaičius. Ir geriatrinė reabilitacija, kaip ir apskritai reabilitacija, siekia, kad žmogus būtų aktyvesnis, aktyvuoti jį, kad atkurti jam aktyvų kasdienį gyvenimą. Nes po ligos būna tokių ligų, po kurių žmogaus labai tas aktyvus gyvenimas sutrinka, jis gali tapti arba nedarbingu, arba nejudriu. Tai aktyvuoti tą žmogų yra vienas iš siekinių. Antras siekinys yra resocializacija. Siekiama, kad senas žmogus, senyvo amžiaus žmogus po ligos neprarastų kontaktų su šeima, su kaimynais, draugais, galbūt ir neprarastų savo socialinio vaidmens turėtojų ir ypatingai darbingumo, ir kad nebūtų socialiai izoliuotas, paliktas vienas be bendravimo. Ir reintegracija tai yra jau irgi visuomeninio lygio, taip sakant, siekis, kai stengiamasi tą sergantį ar sirgusį žmogų grąžinti į visuomenę, kad jisai būtų pilnaverčių piliečių, nepriklausomai nuo to, kad jisai galbūt sunkiau juda, blogiau apsitarnauja, turi kažkokių tai fizinių trūkumų po ligos ar patirtos traumos. Tai stengiamasi, kad žmonės, ypač senyvo amžiaus žmonės, nebūtų, kaip čia pasakyti, kabutėse nurašytas, kad nebūtų antrarūšis pilietis, kurį visi. Taigi, jeigu reabilitacijos tikslas yra sumažinti negalią, tai geriatrinės reabilitacijos tikslas, didysis, tas labiausiai siekiamybė didžiausia, yra sugrąžinti seną žmogų į jo namus. Kuo ilgiau palaikyti senų žmonių savarankiškumą namų sąlygomis. Reabilitacijos tikslas nėra žmogų tik kiek pagydyti ir atstatyti ir pritaikyti jį gyventi slaugos ar globos namuose arba pasitelkiant artimųjų pagalbą arba socialinių tarnybų pagalbą. Tai šitą apibendrinantį tokį teiginį noriu dar pabrėžti, kad senyvo amžiaus žmonių savarankiškumas būtent namų sąlygomis yra labai svarbus. Na ir tie veiksniai, kurie tą savarankiškumą gali padėti pasiekti, tai čia jau kaip ir kartojosi, bet išvardinau tokius atskirus punktus, kad tai yra pirmiausia medicininis veiksnys, kad žmogus gydomas ir optimaliai išnaudojamas visos priemonės jo sveikatai atkurti ir palaikyti. Yra švietėjiškas ir taip pat socialinis ir ekonominis veiksniai, kurie senam žmogui po ligų ir po jo būklių pablogėjimo ir po ligoninės ir po reabilitacijos labai svarbus, atkuriant jo savarankiškumą ir grąžinant jį į namus
savarankiškam gyvenimui, tolimesniam gyvenimui. Adaptuoti socialiai žmogų irgi čia yra socialinių darbuotojų vėlgi kryptis, atsiprašau, čia yra kartojasi skaidruolė, jos kažkaip čia man nusimušė, vienos tuščios, kitos pasikartoja, tai už tai atsiprašau, bet parašyta kaip ir teisingai, tik tai 2 kartus. Kaip minėjau, socialiniai darbuotojai kartu su kitom tarnybom galėtų padėti pritaikyti ir žmogaus asmeninę erdvę, ir taip pat ir gyvenamąją vietą, ir viešąją aplinką irgi. Būtų idealu, jeigu socialinis darbuotojas aplanko pacientą jo namuose, ne tik tai išsiklausinėja, o pasižiūri visas sąlygas, kaip žmogus gyvena, kuo jis naudojasi, kaip yra įrengtas jo butas, kokių yra trukdžių jam galbūt judėti ir atlikti veiksmus, tausojant tą savo energiją ir atlikti juos kuo labiau optimaliai, kuo labiau savarankiškai. Tam dar panaudojamas ir gerom technologijos, tai yra senyvo amžiaus žmonių savarankiškumui palaikyti ir funkciniam nepriklausomumui atkurti ir palaikyti, tai technologinės įvairios priemonės. Tai yra atskiros paskaitos tema, bet čia tik pasikartoju, kad tų gerom technologijų taikymo tikslai tai yra fizinių funkcijų ir susilpnėjusių jutimo organų funkcijų, pažinimo funkcijų sutrikimų kompensavimas, socialinių funkcijų išsaugojimas ir dar viena labai svarbus siekinys, svarbi jų prasmė tų gerom technologijų taikymas yra tų asmenų, kurie slaugo savo sergantį arba neįgalų arba silpną, nusilpusį senyvo amžiaus artimąjį ar šiaip, kad ir svetimą slaugomą asmenį. Tai šalia visų aplinkos pritaikymo priemonių dar naudojamos ir įvairios gerom technologijos, kurios padeda iš toli stebėti paciento būklę ir matyti, kada jam reikia pagalbos, kada galėjo atsitikti kokia nors nelaimė ir dabar yra tų nuotolinių įvairių technologijų padedančių net sukontroliuoti, kaip pacientas ar suvartojo jam skirtus vaistus. Tai apie tokias technologijas reikia jomis tik tai domėtis, reikia žinoti, be abejo, reikia turėti ekonominių, finansinių tų galimybių jas įsigyti, įrengti ir naudoti. Taip kad dar kartą apibendrinant, noriu pasakyti, kad reabilitacijos ir esmė, ir metodai, ir prasmė, ir siekiai yra visų 3 žmogaus to gyvenimo, kaip čia, veikų, aspektų, sąveikos palaikymas ir gerinimas. Pagerėjusi fizinė funkcija paveikia tiek psichologinę funkciją, tiek socialinį gali keisti vaidmenį ir žmogaus tą savijautą ir atvirkščiai psichologinės funkcijos pasikeitimai teigiamai arba neigiamai gali paveikti tiek žmogaus fizinės funkcijas, tiek jo socialinį vaidmenį. Visi žinom apie tokį uždarą ydingą ratą, jeigu žmogus jaučia skausmą, tai yra kaip ir fizinis simptomas, ir jeigu emociškai yra
emocinė jo būklė yra bloga, jam yra depresija ar liūdesys, nusiminimas ar kokia nors nelaimė, sielvartas, tai tas skausmas tik tai didėja ir vėlgi atvirkščiai, didėjantis skausmas dar labiau blogina tą psichologinę būseną. Tai čia tik vienas toks klasikinis elementarus pavyzdys. Kasgi gali sumažinti reabilitacijos tą tokį ir efektyvumą ir taikymo tą visą procesą vykdymo. Čia nepaminėta, bet visi suprantam, kad paties paciento nenoras bendrauti su reabilitacijos komanda, nesusitarimas dėl to, ko jie visi kartu siekia, tai čia pats pagrindinis, taip sakant, trukdis yra arba stabdis reabilituojant žmonės. Bet dar ir svarbu žinoti reabilitacijos komandai, komandos nariams ir atitinkamams specialistams, kad neatpažintos, nediagnozuotos kažkokios tai medicininės problemos pražiopsotos, jeigu taip pasakyt, kasdieniais žodžiais. Jeigu yra neatpažinta paslėpta depresija, kurios aiškių požymių ir simptomų pacientas nepademonstruoja. Jeigu yra paslėpta ir neatpažinta demencija, tai yra atminties funkcijos smarkus ženklus pablogėjimas. Ir taip pat bendravimo sutrikimai, nesugebėjimas bendrauti su komandos nariais, su reabilitacijos specialistais irgi nepadeda pasiekti tų tikslų, kurie būna visų bendrai iškelti. Tiek norėjau pasakyti pagrindinių dalykų apie senyvo amžiaus žmonių reabilitaciją. Jeigu turite klausimų, prašome rašykite. Atsiprašau už tam tikrus nesklandumus čia skaidruolėse, bet tikiuosi, kad tai nepaveikė niekaip mano paskaitos turinio.